ne autobusas. Rodo, kad abu pikoja. Per daug jums yra. Bet pažiūrėsim, kaip viskas bus po apdirbimo. Čia netgi tiltas džiavimasis. Taigi įrašinėjant mieste ar kažkur tai. Bet 32 bitų apseit neįmanoma. Nes tokiems 24 bitų jas pastoja mirti lemputės. Nes 24 bitų jums reikės pastoviai mažinti jautrumą. O mažinti jautrumą daug nesigirdės. O mieste neišvengiamai yra kas nors šūktels, kas nors duris trinkels aplinkui, ar dar kas nors. Ir taip gausis, kad jums bus įrašas virtas tiesiog. Toj vietoj bus per daug tiesiog. O šitiems jiems visiškai nesvarbu. Įrašinėja viską. Ir paskiau galima tiesiog tas vietas, jos nėra sugadinamos visiškai. Taigi palauk dar nuvažiuoja mašinėlį. Lemputės milgai, nes jau per daug. Čia uždengiau, nes neturėjau šitos tų kačių. Taigi mikrofoną yra ganėtinai nejautrus. Kad negalėtų pasigirti, kad čia yra išmės su dirbtiniais šortais, nes neturi savo išorinių mikrofonų. Nereklamuoju nei vieno, nei antro. Man už tiek nieko nemoka. Daro autobusas. Atsakau, kad šitas blogas. Kur garsas yra vienodas, tai puikiai tinka. Bet mieste apie 32 bitų. Belenkoks tai būtų, kuris neturi 22 bitų, jie visi įrašinės su permušimais, bus per daug. Jo. Aš ir su to įrašinėjau namie ir jis puikiai įrašinėja. Bet tik tol, kol kas nors neįvyksta. Ypač jie neatsparus yra žemiems dažniams, atrodo kažkaip tolokai. Duris trinktelė, žemas dažnas greit mikrofoną pasiekia, jis neslopsta pakeliui ir automatiškai jau gaunasi pikavimas. Alio? Labas. Ar jūs namuose gal? Jau galvoju, kad man sakė, nes išsigandau, užsirinčiau videos.